Man labai patinka susipaprastinti visą gyvenimo sudėtingumą į tokias kelias paprastas tiesas, apie ką man yra gyvenimas, apie ką man yra galiausiai vaikai, apie ką man yra šeima. Nes tose situacijose, kur mes ne taip pasielgiam, ne taip pasakėm, ne kažkaip tai, Viskas ne taip, ne daug taip. visokios dramos vyksta galvoje ir mums atrodo, kad jau visam gyvenimui, čia neištaisytina, čia tikriausiai vyko trauma ir vėl mes jos kaltininkės. O iš tikrųjų, jeigu perteitume į tą pačią atjautą, kaip jūs ir minėjot, galiausiai yra tokios mintys pradeda suktis galvoje apie mus, apie vaikus, kurių mes net nedrįstam savo prisipažinti. Ir jeigu prisipažintumėm, taip, aš iš tikrųjų šiandien taip pavargus, kad aš nenoriu matyti savo vaikų. Taip pavargus, kad visiškai nenoriu matyti savo vaikų. Mums baisu tai pasakyti, nes mums atrodo automatiškai reiškia, kad visų pirma, mes ir kažką padarysim, kad jie pranyktų, tai yra, kad mes jau imsimės veiksmų,